Mes renkamės vasarą, šeimos visus ir mes taip savaitgalius leidžiam. Žiemą mes būnam daugumoje vaikai, atvažiuoja jau rečiau. O mūsų planai ateities, kaip ir galvojam, kad senatvėje mes čia norėtume pabūti. Už 2 kilometrų mūsų pusbrolis turi miške sodybą. Nu ir tai brolis, suprantat, vis tiek jisai toks žmogus mėgstantis bendrauti, judesį tokį, jisai nusižiūrėjo, kad pas jį labai faina ir jisai va čia domėjusi, ieškojo ir va, surado. Buvo iš tikrųjų tai, paprastas miškas, brūzgynas, apsemta. Brolis tai mūsų, jisai visą laiką kažką turi statyti. Tai čia viskas, kas padaryta, kas sugalvota, tai čia viskas jau. Mes ne jauni. Mediena nelaikys tiek, kad jau mums nereikėtų vargti, dėti, dažyti, ruošti. Mums tikiuosi, kad tikrai šitų lentelių užteks ilgam laikui. O medis tai jūs patys suprantat, jisai nusišeršia, saulė išviečia, ir žiūrisi gražiai, metalą galvoju, bet kažkaip metalas, vis tiek čia gamta, norėjusi kažko tikroviškesnio, natūralesnio produktų. Tikrai ramiai miegam, be jokių, net, žinot, naktim čia lietus, vėjai, nėra tokių, garsų, kad būtų skarda ar kas. Ir šiluma, nepersimuša tas karštis, pavyzdžiui, karščiausia diena daugiau per langus prieina, bet iš tikrųjų tai vėsūs namai. Neatsimuša tas karštis. Kokie 3 metai gyvenam, tai mes nežiūrim į jais, jūs viskas gerai žiūrisi. Tik tai voratinglius apsirenkia, o šiaip visumoje tai, kokia gali būti priežiūra, Ir nulyjo, kur koks ar ką paėmė, pavalė, jeigu koksai, ar nieko, tikrai.